Taip gavosi, taip, kad būtent toj saloj gavau atmintį, buvo parodyta, kaip skaityti žmonių čakras iš akmenėlių. Nes tada mes buvom su aiškiaregė ir tada dešinė ranka pradėjo dėlioti tokį piešinį iš gėlių. Ir aiškiaregė manęs klausė, ką tu čia darai? Sakau, žinok, nežinau. Ir toliau ranka taip juda, dėlioja, nes fizinis kūnas labai yra mano laidus sielos atminčiai, tiesiog jis labai paima. Sudėliotos buvo 12 gėlių. 12 gėlių su skirtingom formom, skirtingais atstumais, skirtingais lapeliais. Ir taip gavau atmintį, kaip galima, ir dabar aš tai atlieku savo klientam. Klientas dėlioja 12 gėlių piešinį ir aš iš to piešinio dabar jau gavau atmintį, kaip, nes mūsų yra atmintis, viskas jau pas mus yra, mums tik reikia tinkamoj vietoj atsiradus viską prisiminti.